Sveiki, esu Ugnė, Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vyresnioji patarėja, o paprašiau tiesiog vaiko teisų gynėja. Ir šiandien prieš pradedama pranešimą aš noriu pasidžiaugti, kad turiu galimybę stovėti čia prieš jūs, nes mano pačios kelias vaiko teisų apsaugos srityje prasidėjo kartu su kolegėmis Indre, Marijana ir Ieva, kuriant iniciatyvą Niekieno vaikai. Prieš daugiau nei 7 metus ta maža, tuo metu vos kelių žmonių iniciatyva, vėliau tapusi didelė, stipria organizacija, kurią dabar žinote jūs, augino mane kaip žmogų, mane kaip specialistę, padiktavo man tolimesnius kelius ir todėl šiandien man be galo gera dalintis su jumis, diskutuoti su jumis šią temą, kuri mano širdyje visada užims specialią vietą. Na, o savo pranešimą šiandien noriu pradėti tuščia skaidre ir pakviesti jūs trumpai įsivaizduoti. Įsivaizduokite, kad esate 13 metų mergaitė. 13 metų mergaitė, kuri auganti mylinčioje, globojančioje šeimoje. Kasdieną į mokyklą einate tuo pačiu keliu, ten sutinkate draugus, mylimus ir mažiau mylimus mokytojus, mėgstamas ir netokias mėgstamas pamokas. Ir vieną dieną, jums einant į mokyklą tuo pačiu įprastu keliu, nutinka labai baisus, tiesiog tragiškas dalykas. Jūs į nepažįstamą automobilį įsitraukia 2 nepažįstami vyrai, išprievartauja ir palieka gretimoje gatvėje. Šiaip ne taip jūs pareinate namo, kur sutinkate mamą, kuri per sekundės dalį supranta, kad nutiko kažkas labai, labai baisaus. Jūs sukaupėt visas jėgas, papasakojat mamai, kas nutiko, ji be abejonės labai išsigąsta, pradeda verkti, skambina pagalbos telefonu ir po kelių minučių jūsų namuose daugybė nepažįstamų žmonių. Policijos pareigūnai, greitosios pagalbos medikai, vaiko teisų specialistai. Jūs sėdit kambario kampe ir matot visus tos žmonės, jie kalbasi tarpusavyje. Jūs matot, kad tai, kas nutiko, tikrai labai baisu, tai tiesiog jaučiasi iš tų žmonių emocijų. Tie žmonės kažko jūsų klausia, kiti galbūt liečia, prašo parodyti, klausia, ar jums kažką skauda. Jūs sėdit tam kampe ir tiesiog norit eiti į savo kambarį, tiesiog norit, kad tai kuo greičiau pasibaigtų. Jūs klausat mamos, mama, ar aš galiu jau eiti, ar jau viskas, ar aš galiu nusirengti? Ir jums sako, ne, mažutė, tau dar reikia važiuoti į ligoninę. Po kelių minučių jūs jau greitosios pagalbos automobilyje, kartu su mama, medikais, važiuojate į priėmimą. Atvykus į ligoninę, ten jūs pasitinka dar daugiau nepažįstamų žmonių. Visi jie turi savo darbus, kažkur skuba, kažką daro, kalbasi tarpusavyje. Priėmime jums palaukus kelias ar 14 minučių, pagaliau jūs priima į palatą. Ten dar mažiausiai 3-4 žmonės, kuriuos jūs tikėtina matot pirmą kartą savo gyvenime. Tie žmonės vėl jūsų klausia tų pačių dalykų. Klausia, kas nutiko, prašo nusirengti, jūs liečia. Ir sėdint toj kėdėj, jūs galvojat, o gal iš vis nereikėjo pasakoti? Gal iš tikrųjų to net nebuvo? Kodėl visa tai, kas vyksta dabar, atrodo panašiai tiek blogai, kiek buvo tai, kas nutiko ką tik. Ir tikiu, kad ši istorija jį sukrečia. Vien tie žodžiai, jie tokie, nesinori net galvoti, kad tai vyksta. Bet tiesa yra tokia, kad tokios istorijos dėja nutinka. Tikrai ne kasdien, bet nutinka net ir pas mus Lietuvoje. Ir tose istorijose mes kaip specialistai, aš kaip vaiko teisų gynėja lygiai taip pat kaip ir jūs, kartais pradedam matyti tiesiog atvejus, istoriją po istorijos. Bet aš pati savo ir savo kolegoms visada stengiuosi vis priminti, kad ta istorija yra vienintelė to vaiko istorija. Ta istorija, tas vaikas nešiosis visą gyvenimą. Ir tikiu, kad tie iš jūsų, kurie patyrėt istorijas, kurias po to lieka jūsų galvoje visam gyvenimui, žinot, kad jas dažniausiai prisimenam su detalėm. Ir tada kiekviena akimirka, kuri sekė po to, tampa be galo svarbi. Ir dėl to šiandien
mano pranešimas daugiausiai bus apie vieną dalyką. Tokį labai labai paprastą. Vaikas yra žmogus. Atrodo visiškai savaime suprantama, be abejonės vaikas yra žmogus. Bet nežinau kaip jums, man, gal dėl mano profesinio kelio, kai aš galvoju apie vaiką, visų pirma į galvą ateina toks mažas žmogutis, kurį reikia saugoti, ginti, globoti, kuris kartais turbūt ir ne viską supranta, gal reikia kažko ir nesakyti. Bet aš vis tengiuosi priminti savo, kad vaikas yra žmogus. Ir ko mes, kaip žmonės, suaugę žmonės, sėdintys čia, norim ir labiausiai trokštam tada, kai mums būna baisu, kai esam pažeidžiamiausi, kokie galim būti, kai bijom, kai mums skauda. Juk iš tiesų, tai tada mes tiesiog norim kito žmogaus. Kito žmogaus akių, kurios mus mato, kurios girdi ir kuriom iš tikrųjų rūpi, kaip mes jaučiamės, ką galvojam, ko bijom, ko tikimės. Ir žinot, aš galvoju, kad tas paprastas dalykas, vaikas yra žmogus ir to prisiminimas padaro visas tas vaiko teisės aktus, rekomendacijas, visą tai, kas ten užrašyta, net nebe taip reikšminga. Nebe taip svarbu, ar mes mintinai prisimenam, kas parašyta tose rekomendacijose, kokios vaiko teisės turi būti užtikrinamos ir yra išvardintos. Jeigu mes paprasčiausiai prisimenam, kad vaikas yra žmogus, kaip ir kiekvienas iš mūsų, kuris kažko bijo, kuriam kažkas rūpi, kurio jausmai ir nuomonė yra svarbi. Ir galvodama apie tai, kad vaikas yra žmogus, šiandien noriu su jumis pakalbėti apie kelis dalykus, kurie labai labai siejasi ir su tuo, ką Ieva pradžioje pasakojo, apie tai, kas yra svarbu vaikui. Ir kai kalbam apie vaiką sveikatos priežiūros kontekste, bet ne tik, aš kalbu iš savo profesinio lauko ir tos mes irgi susiduriam su kenčiančiais vaikais kasdien. Ir man atrodo, kad tada labai svarbus tampa toks paprastas dalykas – orumas. Žodis orumas, tikiu, kiekvienam iš jūsų pažįstamas. Kiekvienas jį apibūdintumėt skirtingai kažkiek, priklausomai nuo konteksto, nuo situacijos, apie kurį galvotumėt. Bet iš tiesų aš manau, kad orumas yra tiesiog tokie paprasti, maži dalykai, kuriuos kiekvienas iš mūsų, ypatingai tie, kurie susiduriam su vaikais, kuriems reikia pagalbos, galim padaryti tam, kad vaikai jaustųsi žmonėmis, kad jie jaustųsi saugus, suprasti ir pamatyti. Ir pirmas dalykas, kuris, man atrodo, be galo svarbus, yra vaiko jausmų pripažinimas. Vaiko jausmų matymas, matant verkiantį vaiką, išsigandusi vaiką, nenorėjimas iš karto tiesiog greičiau padaryti tai, ką reikia padaryti, kad vaikas kuo greičiau nustotų verkti. Bet pažiūrėjimas vaikui į akis ir pasakymas, aš matau, aš suprantu, ką tau skauda, ko tu bijai, kas tau galėtų padėti. Kitas vaikams, kaip ir mums, svarbus dalykas yra privatumas. Vaikai, kaip ir mes, atsidūrę pažeidžiamose situacijose, susiduria be abejonės su tiesiog daugybė jausmų, ypatingai vyresni vaikai. Jie patiria gėdą, jiems gali būti labai nesmagu pasakoti, kas nutiko, ir tiems vaikams labai svarbu jausti, kad jie tai gali padaryti privačiai. Net ir toks mažas dalykas, kaip vyresnio vaiko, paauglio, paklausimas, ar tu nieko prieš, kad mama ar tėtis pabus čia kartu, kai tau reikės nusirengti, kai tau bus atliekama kažkokia procedūra, ar gal mes galim paprašyti minutę išeiti, po to jis galės pareiti. Net toks mažas dalykas tam vaikui gali reikšti labai daug. Kitas svarbus dalykas – konfidencialumas. Kai jūs dalinatės su sudėtingom istorijom atėję pas gydytojus, pas galbūt psichologus, tikitės, kad jos liks tarp jūsų, arba jeigu kažkas neliks tik tarp jūsų, kad su jumis bus aptarta, o ką galiu papasakoti, o kam galiu papasakoti, arba bent jau pasakyti, kam papasakosiu. Vaikams tai lygiai taip pat svarbu. Kai kalbam su vaikais, iš mano, pavyzdžiui, profesinės veiklos, mes turim pareigą išgirsti vaiką, užrašyti ir po to ta vaiko nuomonė daug ir daug kur yra pristatoma. Tai tampa vienu esminiu įrodymu. Todėl labai svarbu vaikui pasakyti, kad aš turėsiu to pasidalinti. Kuo tu neprieštarautum, kad aš pasidalinčiau, kaip aš tai galiu užrašyti. Papasakoti, kur aš tai turėsiu nunešti ir kodėl. Ir paskutinis dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį kaip vaiko teisų specialistė, yra ypatingas
ypatingas dėmesys pažeidžiamiems vaikams. Aš savo profesiniai veikloje susiduriu daugiausia su vaikais patyrusiais smurtą, įvairiausią smurtą, kenčiančiais nuo fizinės, psichinės sveikatos sunkumų. Ir tokiems vaikams, kaip tai mergaitai, apie kurią ką tik pasakojau, jiems labiau nei bet kam svarbi empatiška, pagarbi, ori aplinka. Jiems svarbu ne tik tai, ar mes padarysim viską, kas būtina, kad suteiktumėm medicininę pagalbą, kad surinktumėm įrodymus. Jiems labai svarbu, kaip mes tai padarysim. Ir be abejonės, kai kalbam apie vaikus, ypatingai pačius mažiausius, patys suprantam, kad jiems tikrai yra daug sunkiau kartais susikaupti, neverkti, pakentėti, kaip mes neretai sakom. Bet net ir tada, kai vaikai verkia, negali objektyviai vertinti, kad vieno ar kito veiksmo reikia ir ne tik patys mažiausi, ir didesni vaikai. Mes turim užtikrinti, kad vaikai būtų informuoti, kas vyksta, kas bus toliau. Ir čia man labai svarbu tai, ką Ieva dalinosi iš to, kaip jos dukra jautėsi ir kaip jinai pati jautėsi toje situacijoje, nors tai yra palyginus galbūt maža trauma, lyginant su to, kas kito gali nutikti, bet kiekvienam vaikui, juk jo istorija yra svarbiausia. Ir tada vaikui pasakyti, kas dabar bus. Dabar tau truputėlį skaudės, o dabar neskaudės. Dabar aš padarysiu tą, o po to tą. Tai yra labai svarbu. Tai vaikams duoda kontrolę ir jie jaučiasi, kad jie čia apie juos, čia ne šalia jų, o čia apie juos. Kitas labai svarbus dalykas yra galimybė vaikui išsakyti savo nuomonę, pasakyti, ką jie galvoja. Apskritai, vaiko teisė išsakyti savo nuomonę yra viena pagrindinių teisių, kurią matom visur, visuose teisės aktuose, tarptautiniuose, nacionaliniuose. Bet labai svarbu, kad tai nebūtų tik toks formalus veiksmas, kur paklausiau, nes reikėjo. Labai svarbu, kad vaikas iš tikrųjų jaustų, kad jį išgirdo, kad tą nuomonę mes išklausytumėm turėdami tam laiko, turėdami tam žinių, pritaikydami tos būdus paklausti prie vaiko amžiaus, prie jo brandos, prie aplinkybių. Ir aišku, kai kalbam apie pačius mažiausius vaikus, tai gali būti neįmanoma. Tada galbūt užteks tiesiog žvilgsnio, kalbėjimo su vaiku. Bet kai kalbam apie vyresnius, tai tikrai būtina. Ir su vaiko informavimu neatsiejamai susijusi ir kita vaiko teisė dalyvauti sprendimų priėmime. Čia be abejonės aš nenoriu pasakyti, kad vaikai turi priimti visus sprendimus dėl savęs. Todėl jie yra vaikai, mes turim jiems padėti, kartais mes turim priimti sprendimus už juos. Bet labai svarbu, kad net tada, kai mes priimam sprendimus ir ypatingai dėl vyresnių vaikų, mes įtrauktumėm juos į tų sprendimų priėmimą. Ir tada, kai priimti sprendimai netitinka jų nuomonės, vaikas nenori tokio sprendimo, nenori taip daryti, mes galim tokį sprendimą priimti, manydami, kad jis jam geriausias, bet mes turim vaiką informuoti, kodėl. Kodėl aš priėmiau tokį sprendimą, kodėl aš manau, kad tai tau bus geriausia. Tada vaikas jaučiasi, kad jį girdėjo, jo nuomonė svarbi, tiesiog šį kartą į ją negalėjo atsižvelgti, o ne tiesiog, kad jo nuomonė nesvarbi. Ir paskutinis dalykas, tai vaiko nuo 16 metų teisė spręsti pačiam. Tai yra labai svarbu. Lietuvoje vaikai yra iki 18 metų, tačiau sveikatos priežiūros srityje vaikai nuo 16 metų turi teisę sprendimus priimti be tėvų. Ir jie dažniausiai tai žino, svarbu tai žinoti ir mums. Ir čia aš noriu sugrįžti trumpai prie tos istorijos, kurią papasakojau pranešimo pradžioje. Ta istorija, joje nebuvo, iš pagalbos pusės nebuvo kažko blogo. Visi žmonės, kurie buvo aplink tą vaiką, be to yra tikra istorija, jie stengiasi padaryti viską, ką jiems reikia padaryti. Surinkti įrodymus, suteikti medicininę pagalbą, kuo greičiau sureaguoti, suteikti pagalbą. Bet vaikas to istorijoje vis dėlto nesijautė taip, kaip galėjo jaustis. Ir man atrodo, kad visus šituos dalykus turint minty, o labiausiai turint minty tiesiog, kad vaikas yra žmogus, mes galim šiek tiek pakeisti to vaiko istoriją. Mes nepakeisim tų tragiškų dalykų, kurie gali nutikti, bet mes galim pakeisti taip, o kaip mes vaikui padėsim. Ir pereidama į antrą dalį, tikiu, kad savo profesinėje veikloje susidurėt su situacijom, kada tėvų tarpusavio nuomonės išsiskiria, pavyzdžiui, mamos ir tėčio, arba išsiskiria vaiko, kad ir vyresnio vaiko ir tėvų nuomonė,
Arba tėvai nenori priimti sprendimų, kurie yra būtini vaiko sveikatai ir gyvybei apsaugoti. Ir šitose situacijose man norisi pradėti nuo to, kad nors Lietuvoje, kaip ir visur pasaulyje, tėvai yra vaiko atstovai pagal įstatymą, bet labai svarbu, kad tėvų, kaip ir visų specialistų sprendimams, yra taikomas tas atitikimo geriausiems vaiko interesams kriterijus. Tai reiškia, kad, kaip profesorius Rimantas Kėvalas minėjo, kad vaikai nėra mūsų ir tai yra labai svarbu. Mes turim pareigą juos auginti, jais rūpintis, bet visada turim priimti sprendimus, kurie yra geriausi jiems. Ir tose situacijose, kai tėvai tokių sprendimų nepriima, nenori, dėl įvairiausių priežasčių, gal mato kitaip, tada teisės aktai suteikia galimybę mums, specialistams, gydytojams, vaiko teisų specialistams, policijos pareigūnams, priimti sprendimus dėl vaiko, nepaisant to kartais, ką galvoja tėvai, žinoma, juos informuojant, žinoma, su jais bendraujant. Ir tada tiems sprendimams yra taikomas toks geriausių interesų kriterijus, geriausių vaiko interesų kriterijus. Tai reiškia, kad mes visi įpareigoti, kad tie sprendimai atitiktų geriausius vaiko interesus. Tik kas tie geriausi vaiko interesai? Kalbant paprastai, geriausi vaiko interesai tai tiesiog tai, kas konkrečiam vaikui geriausia konkrečioje situacijoje. Atrodo lyg ir paprasta, bet tikiu, kai susiduriam su sudėtingom situacijom, netaip ir paprasta. Nes kaip nuspręsti, tai kas geriausia, o kas bus po to, o jeigu tėvai galvoja kitaip. Tai šiandien noriu su jumis pasidalinti tokiais 3 dalykais, kurie gali padėti priimti tokius sprendimus. Ir pirmasis iš jų yra faktinės aplinkybės. Tam, kad galėtumėm priimti geriausius vaiko interesus atitinkantį sprendimą, aišku, priklausomai nuo to, kiek turim tam laiko, bet turim stengtis surinkti daugiausiai, kiek galim reikalingos informacijos. Apie vaiką, jo amžių, jo istoriją, medicininę istoriją, jeigu tai medicininis sprendimas, šeimos aplinkybės. Kitas svarbus dalykas, mes turim užtikrinti, kad pats sprendimo priėmimo procesas atitiktų vaiko interesus. Tai visa tai, ką kalbėjau prieš tai, vaiko informavimas, dalyvavimas, specialistų įgūdžių ir žinių turėjimas. Tai, kad sprendimai būtų priimti laiku, be reikalo nedelsiant, jeigu jie yra skubus. Ir paskutinis dalykas tai, kad tie sprendimai yra pagristi. Niekas negali mūsų apsaugoti, kad toj situacijoje vienas sprendimas mums atrodė geriausias, o po savaitę žiūrint atgal mes jau galim galvoti, kad kitas. Nes turim daugiau informacijos, nes pasikeitė aplinkybės, bet tuo metu, kai mes priimam tą sprendimą, mes turim žinoti, kad jis pagristas, kad mes surinkom informaciją, kad procesas, kaip priėmėm tą sprendimą, atitinka vaiko interesus. Toks sprendimas laikomas atitinkančius geriausius vaiko interesus. Ir tikiu, kad teoriškai čia viskas paprasta, bet praktiškai tikrai nelengva. Tikrai nelengva ir mum, vaiko teisų gynėjam, priimti tokius sprendimus, tikiu ir jum. Ir todėl čia noriu pasidalinti ir šiek tiek pareklamuoti 2 leidinius, kuriuos visai neseniai tarnyba kartu su Mykolo Romerio universitetu išleido. Šiuos leidinius galite rasti tarnybos internetiniai svetainiai vaikoteisės.lt ir šie leidiniai yra labai praktiški ir metodiški. Juose rasit tiesiog informaciją praktinę apie tai, kokius žingsnius atlikti vieną po kito, kokius sakinius naudoti kalbant su vaiku, ką vieno ar kito amžiaus vaikas gali suprasti. Todėl tikrai tikiu, kad tai gali tapti naudingų, vertingų įrankių jūsų kasdieniam darbe. Na ir tikiu, kad būna ir tokių situacijų, kai vis dėlto savo darbe susidurėt ir matot vaikus, kurie atrodo, kad kenčia. Kurie pastebit, kad galbūt jų šeimoje yra kažkokių iššūkių, o gal jie patiria smurtą. Ir tokiose situacijose dažnai tikiu ir man, ir jums būna neramu ir pradeda abejoti, ką dabar daryti, pranešti ar nepranešti, o kas jeigu pranešiu, kas bus tada. Šiandien stovėdama čia aš noriu jūs pakviesti geriau pranešti, nei ne. Ir tikiu, kad dalis iš jūsų sėdinčių čia ar už ekrano galbūt ir turit patirčių, kažkokių nusivylimų, vaiko teisų apsaugos sistema, to, kas buvo po to, kai pranešėt. Taip tikrai gali būti, kaip ir su bet kokioje sistemoje, joje dirba žmonės,
Bet šiandien stovėdama čia aš noriu jūs patikinti, kad aš ir daugybė mano kolegų kasdien dirbam tam, kad būtų žmonės, kurie gali padėti vaikams, kad jie žinotų, kaip tai padaryti, kaip ieškoti tų geriausių sprendimų, ir kurių pagrindinis noras yra užtikrinti, kad vaikas galėtų saugiai augti savo šeimoje. Ir tikiu, kad kartais baimė kreiptis, baimė pranešti gali kilti ir iš nežinojimo, kas po to. O kas bus, kai pranešiu? O kas, jeigu iš to šeimos paims vaiką? Apie tai juk tikiu irgi pagalvojam. Todėl šiandien turėdama tą erdvę čia noriu pasidalinti su jumis labai trumpai žingsniais, kuriuos Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai atlieka, gavę pranešimą, tam, kad jūs patys žinotumėt, o kas po to. Tarnyba pranešimus apie vaiko teisių pažeidimus gauna visokiais būdais. Tiek telefonu, tiek raštu, tiek iš socialinių partnerių. Ir į visus tuos pranešimus, jeigu ten yra informacija apie galimą vaiko teisių pažeidimą, mes turim sureaguoti per 1 valandą, jeigu tai yra skubus pranešimas, apie tai, kad šiuo metu vaikui nesaugu, dažniausiai jie gaunami iš policijos, per 6 valandas, jeigu tai yra kiti pranešimai susiję su galimu smurtu prieš vaiką, ir prieš 3 darbo dienas, kai tai yra ne tokios skubaus reagavimo pranešimai. Pavyzdžiui, vaikas nelanko mokyklos, arba vaikas atrodo apleistas, bet tai dar netrodo kaip kažkoks jau smurtas. Kai sakau žodį reaguojame, mintyje turiu tai, kad mūsų specialistai turi susisiekti su tėvais, nuvykti į šeimą, pabendrauti su vaiku, be apribojimų, paklausyti tai, ką vaikas galvoja, kaip jis jaučiasi, suprasti, kas vyksta, ar tas pranešimas tiesa ar ne, ar šeimai reikia kažkokios pagalbos ar ne. Mūsų specialistai taip pat renka informaciją, tikiu ir jūs gaunat užklausų pateikti informaciją. Mes turim surinkti tas visas faktinės aplinkybės. Ir surinkę tą informaciją, mūsų specialistai turi priimti sprendimą, įvertinti vaiko situaciją. Tai jie atlieka per 3 darbo dienas arba 15 darbo dienų, priklausomai nuo pranešimo skubumo. Ir tai atlikę, specialistai gali priimti vieną iš 3 sprendimų. Pirmasis sprendimas yra tuomet, kai pranešimas nepasitvirtina. Arba nors šeimoje yra kažkokių sunkumų, bet specialistai mato, kad šeima gali pati su jais susitvarkyti. Jo supranta, ieško pagalbos, tiesiog gali pati savarankiškai padėti vaikui. Tokiu atveju mūsų specialistai padėkoja ir atsisveikino su šeima. Tokių situacijų būna apie 30% nuo visų mūsų gautų pranešimų. Antras ir dažniausias sprendimas priimamas tada, kai mūsų specialistai nustato, kad yra tam tikrų sunkumų šeimoje, bet jie nėra tokie, kad reikėtų vaiką jau apsaugoti, jau kažkur iškelti. Jie tiesiog nustato, kad šeimai reikia vienokios ar kitokios pagalbos. Ir tokiu atveju mes šeimą nukreipiam pagalbai gauti į atvejo vadybos procesą. Atvejo vadybos procesas taip pat yra apie šeimą, ten yra įtraukiama šeima, jos tikslas iš esmės yra sudėlioti, kokios paslaugos tai šeimai reikalingos, kokios paslaugos gali padėti išspręsti tą situaciją, kuri yra susikloščiusi. Ir paskutinis, kraštutinis, rečiausiai priimamas sprendimas yra vaiko apsaugos poreikis. Tai reiškia, kad mūsų specialistas nusprendžia, jog vis dėlto vaikui nesaugu be papildomos apsaugos likti šeimoje, likti ten, kur jis yra. Dažniausiai tai smurtas, gali būti ir kažkokie ilgai užsitęsę vaiko teisių pažeidimai. Pavyzdžiui, tėvai labai ilgai vaiko neleidžia į mokyklą, net ir su visa pagalba nepavyksta padėti, vaikas negauna jam būtino ugdymo. Tokiu atveju mūsų specialistai visų pirma siekia vaiko saugumą užtikrinti šeimos aplinkoje. Tai reiškia, visų pirma, mes ieškom šeimai artimų asmenų, kurie galėtų laikinai padėti tėvams pasirūpinti vaiku. Antras variantas, jei šis yra neįmanomas, šeimai yra pasiūloma persikraustyti laikinai į socialinių paslaugų centrą, kartais vadinam krizių centrais. Ir jeigu šios abi priemonės, pavyzdžiui, nepasiteisina, net jas pritaikius ta situacija nesikeičia, arba tėvai nesutinka nei su viena iš pasiūlytų priemonių, arba tai, ką vaikas patiria šeimoje, jau yra labai sudėtinga ir mes nusprendžiame, kad ši apsauga nepadės apsaugoti vaiko, tik tokiu atveju vaikas yra perkeliamas iš šeimos.
Ir tai pirmiausia visada ieškant šeimai artimų žmonių, kurie galėtų pasirūpinti vaiku. Ir tarnyba, priėmusi sprendimą paimti vaiką iš šeimos, dar turi gauti leidimą teisme, kad mūsų sprendimas yra tinkamas. Tai reiškia, kad yra labai daug žingsnių sistemoje ir visi jie skirti tam, kad mes galėtume suteikti pagalbą šeimai ir užtikrinti, kad vaikas galėtų likti šeimoje. Ir žinoma, tais atvejais, kai mes nustatome, kad vaikui yra nesaugu pasilikti, yra inicijuojama pagalba, su šeima dirba mobili komanda, psichologas, socialinis darbuotojas, kuris siekia taip aktyviai motyvuoti šeimą, priimti tolimesnę pagalbą, taip pat pradedamas atvejo vadybos procesas. Žinoma, lygiagrečiai paslaugos teikiamos ir vaikui. Ir per praėjusius metus tarnyba iš viso sulaukė apie 60 000 pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus. Šiais metais panašus skaičius bus labai panašus. Tai irgi yra svarbu paminėti dėl to, kad paskutinius 3 metus skaičiai pakankamai greitai didėjo. 10–20% kasmet vis daugiau. Šiemet panašu, kad skaičius stabilizuojasi, bet čia noriu pasakyti, kad tai, kad skaičiai didėjo, nereiškia, kad vis daugiau vaikų yra skriaudžiami, patiria smurtą ar yra neprižiūrimi. Tai reiškia, kad tiesiog mes kaip visuomenė dažniau jos pamatom, dažniau pranešam, daugiau šeimų galim padėti. O čia matot, kokie yra dažniausi pranešėjai. Pirmasis pranešėjimas, žinoma, yra policija. Iš jos gaunam daugiausiai pranešimų, dažniausiai visi skambinam 112, kai kažkas nutinka. Bet noriu pasakyti, kad sveikatos priežiūros gydymo įstaigų pranešimų taip pat kasmet didėja. Ir didėja gana greitai. Tuo mes džiaugiamės, tikimės, kad tie pranešimai augs, manydami, kad tai nereiškia, kad vis daugiau mes čia vaikus skriaudžiam, bet tai reiškia, kad mes dažniau jas pamatom, dažniau išdrįstam pamatyti, pranešti ar bent suabejoti, ar tikrai viskas ten yra gerai. Ir tai tikrai nėra apie norą kažkaip tėvus nubausti, pakenkti, tai yra apie pagalbą šeimai. Ir tikiu, kad būna situacijų, kai norisi pasitarti. Kai yra kažkokia situacija ir jūs nežinot, tai čia pranešti ar ne. Ar tėvai gali priimti tokį sprendimą ar ne. Dabar labai svarbi problema yra besiskiriančios šeimos, tėvų nesutarimai tarpusavyje ir su tuo susiję ir kylantis klausimai. Todėl noriu pakviesti jūs kreiptis čia nurodytais kontaktais, tai yra vaiko teisų linija, joje konsultuoja vaiko teisų gynėjai, kurie gali jums tiesiog padėti priimti sprendimą vienoje ar kitoje situacijoje, gauti informaciją. O jeigu norit, tai tada ir pranešti apie galimą vaiko teisų pažeidimą, tai šitoje linijoje galima padaryti ir anonimiškai. Ir savo pranešimą pabaigsiu tuo, ko ir pradėjau. Vaikas yra žmogus. Ir man atrodo, čia yra esmių esmė. Nesvarbu, kur mes dirbam. Medicinoje, vaiko teisų apsaugoje, policijoje, bet kur mes susiduriam su vaikais, kuriems reikia pagalbos, tiesiog nešiokime savo galvoje, kad vaikas yra žmogus. Ačiū.